lauką. Jūroje laivas skynėsi kelią per bangas. Garvežiai buvo pasiruošę gelbėti jei kas. Tomas supuškavo dar bent vieną kartą. Dūmas su Persiu dardeno ratais, vis gilyn ir tamsyn ten, kur nieko nesimato. Mes ateinam, pyptelėjo Persis. Nesijaudink, Tomai, tavo vietas baigsis. Dabar atėjo vietinių miškakirčių eilė pralinksminti Tomą. Žemynė elgėmės ganėtinai bjauriai, todėl mus ir išsiuntė į ūkanotą salą. Naudingi nebuvom visai, užtat buvom labai smagus. O tapa. Staiga jie išgirdo ratų barškėjimą bėgiais. Klausykit, vietinių miškakirčių akys įsiplėtė. Tomai! Tu ten? Čia Persis! Tomas buvo toks laimingas, kad net jo ašys dzingsėjo iš džiaugsmo. Persi, mano geriausias draugė, čia tu! Ir Dūmas! Jie tave rado, Tomai! Mes kitoje užvartos pusėje! Prasibrausiu pas tave, Persi. Tačiau Dūmo balsas buvo ryžtingas. Ne, Tomai, pažįstu šį tunelį. Tu neprasibrausi. Tai mudu su Persiu pas tave prasibrausim. Tomas žinojo, kad Dūmas teisus. Tu nusprendei teisingai, Dūme. Darysiu, kaip sakai. Ir Dūmas su Persiu kartu pavažiavo atgal. Tada jie sužvangino stūmokliais ir puškuodami iš visų jėgų trenkėsi į užvartą ir pasiekė Tomą bei vietinius miškakirčius. Valio Persiui! Valio Dūmui! Persis tutavo, kiek tik jėgos leido. Tomai! O čia mano draugai – Skrydis, Dūžis ir Ferdinandas. Sveiki! Sveiki! Jie nebeturi kuro. Reikia nutempti juos į Sodorą. Dūmas staiga surimtėjo. Tuomet turėsite daryti taip, kaip pasakysiu.